Sakykite, gerbiamas specialistė, kaip dabar yra mūsų mieste, mūsų rajone situacija su atliekų rūšiavimu? Ar kažkas pasikeitė, ar pagerėjo, ar pablogėjo? Niekas nepasikeitė, kadangi rūšiavime čia nėra nauja sfera. Nuo 2008 metų pradėjome rūšiavimą Raseinių rajone. Šiandien dienai mes turime 118 aikštelių, kuriuose yra surenkamos rūšiuotos atliekos į vadinamos tos 3 konteinerius: stiklas, plastikas ir popierius. Ir jis yra pristatomas į Raseinių verslo mokyklos teritoriją ir ten yra galutinai perrūšiuojamas. Problemų turime didelių, kadangi gyventojai ne viską supranta, ar jie nenori suprasti, meta viską, ką turi. Jeigu jau yra, sakykime, jeigu juos atsiranda pelenai, statybinės medžiagos, kad ir taip nesinorėtų sakyti, pampersai visi ir visi iš tualetų panaudoti popieriai, tai yra mūsų negerbimas. Tai yra, neįsivaizduoju, kaip tai gali žmonės padaryti, o mūsų rankomis viskas turi būti perrūšiuojama. Šiandien dienai per 2013 metus surinkome 265 tonas rūšiuotų atliekų, į kurias pristatėme įmonėms. Tai yra didelis kiekis. Pagrindė miesto Raseinių. Mes džiaugiamės, kad turime tuos vadinamos kupolo formos, vadinamos dar teletabiais. Tai šitose 3 konteinerius, kurie skirta popieriui, plastikui, stiklui, yra surašyta visa informacija, ką galima mesti, ką galima nemesti. Šitose konteineriuose, galima sakyti, dar yra normaliai žmonės rūšiuoja, bet tai yra visko, bet kurios yra, kai bendro naudojami 1,1 seno pavyzdžio spalvoti konteineriai, ten yra ir bandėm rakinti juos, išplėšia vis tiek, prideda to, ko nereikia. Ir būna atokiausiuose vietose rajoną. Tai mes žmonės gal ir piktinasis, sakykime, nuvažiuoja toli į Pašaltonį, 3 kartus mašiną nesiūsi, mes supilam į vieną. Tai mums lengviau jas persirūšiuoti, toje aikštelėje stiklą, plastiką, popierių atrinkti, negu kad atskirai važiuoti ir nieko tenai nerasti. Iš šitų konteinerių tai mes apie 300% tik tai randame vertingų, o visą 70 atgal tenka išmesti procentų į sąvartyną, kai buitinės atliekos. O šitais dar norėčiau sugrįžti prie vadinamo kupolo formos teletabių, kur mes turim 32 vienetus Raseinių mieste. Džiaugiamės, prie jų atvažiuoja ir vežam atskiras rūšis, surenkame. Tenai, galima sakyti, ten randame iki 70% vertingų atliekų, kuriuos tik tai belieka 30% išmesti į buitinės atliekas. Toks mūsų su antriniom žaliavom vargas, bet dar tai tom nesibaigia. Šitose aikštelėse randam visko. Nuo padangų iki žalienų ir visų didžiųjų atliekų, vadinamų baldų ir taip toliau, ir šiltnamio, ir tvorų, ko tik nori tos aikštelėse rasi. Šiandien dienai mes jas nebeimame, paliekame jas, nes kadangi yra atliekų mažinimą, turime rajone stipriai sumažinti ir niekur mes nedingsime, kadangi Kėdainiuose jau veikia atliekų rūšiavimas, anksčiau
į vieną išmesdavo kaupą, nuvežę. Šiandienai tai mes rūšiuoja UAB Skongalis Kėdainių rajone ir ten jie viską mato, ką mes dedame. Pagrindinė yra blogybė, kad į jos patenka didelis kiekis žalienų, padangų, mašinų ardymų ir visos kitos buitinės technikos, baigiant ir visom kitom pavojingom medžiagom, kaip liuminescencinėmis lempomis, tepalų filtrais, oro filtrais ir viso kito. O šito papulti negali. O su praeisiais metais 200 tonų sumažinome atliekų. Šiais metais turime daugiau negu 500 tonų sumažinti atliekų. Tai dabar, jeigu minint, dabar turi būti išleisti vaizdinio tipo užklijuojami ant konteinerių lipdukai, į kuriuos bus draudžiama pilti ir su visom drausminėmis priemonėmis, jeigu rasime atliekų draudžiančių į šitą pavadintą griežtai draudžiama, čia yra suvesta, kur yra, gal aš perskaitysiu. Griežtai draudžiami komunalinių atliekų konteinerius pilti žemės gruntą, žaliasias, skystas, degančias ar karštas atliekas, pavojingas elektroninės įrangos atliekas, cheminės medžiagas, antrinę žaliavą statybos griovimo į gatvių valymo atliekas. Atliekų turėtojai, jei pažeisite šias taisykles, jūsų konteineriai nebus išpilami. Tai kiek žinau, ne vienintelis būdas, kurio taip, kad kovosite su netinkamai surinktomis atliekomis, bet taip pat ir planuojama diegti vaizdo kameras ir labai didinti baudas, kurie netinkamai rūšiuoja atliekas. Gal plačiau kažką apie tai? Mes jau nebeturime ką bedaryti. Visaip ir šitos drausminės mes kaip operatorius, mes drausti, kai bausti, tu negalime, kadangi jau dabar su administratoriu pasitarę nupirkome kameras stebėjimo vaizdo, į kurios bus apskrita parą stebima šitos aikštelės, į kurį atves šitas visas medžiagas, kurios yra ne buitinė atlieka ir nerūšiuojamoji medžiaga, bus taikomos baudos ir gan nemažos, iki 2 ir daugiau tūkstančių. Na, žmonės turbūt gal ir pagalvos. Tai čia vienintelė sudrausminanti priemonė, kurią šiuo metu taikysime. Ir įvardinkite tas problemiškiausias vietas rajone, mieste, kur yra tikrai vežamos bet kokios atliekos, na galbūt žmonės susigės, atkreips labiau dėmesį, ką jie meta. Jie dažniausiai veža tenai, kur yra atokiausios vietos. Visų pirmiausia, tai yra pagrindinė prie Sodų gatvėje, prie kapinių, kurie žmonės išlydimi paskutinį kelionę, o tenai sukrauna visko, ką turi. Žemės ūkio technikos atvežti visokiausios atliekos ir tiek miesto, jeigu išroviau serbento krūmą arba obelaitę ir ten su visom šaknim galiu patalpinti prie tų konteinerių, jau neskaitant, kur ten šalinamas padangos, didžiosios atliekos, baldai ir visa kita. Tai yra rytą randi didžiulę krūvą ir nežinai, ką daryti. O anksčiau paimdavom, ją skirstydavom, veždavom į aikštelę, bet šito jau dabar nebegalim, mes jų ir nebeimame. O didžiosiom atliekom, kada yra pagal grafiką pristatomos į aikšteles, jų 4 kartus, sakykime, mes miesto surenkame tik kelias kilogramus. Žmonės į tai dėmesį nekreipia. Verčia kiekvieną dieną prie šitos
buitinių atliekų šalinimo aikštelėse, tiek rūšiavimo aikštelėse. Ir žinokitės, tai yra opus klausimas, čia bendras. Jeigu žmonės su šito nesusitvarkys, mes būsim priversti kelti įkainius, kurius yra Respublikoje mažiausias 55 litukai, o siekia jau per 100 visose kitose rajonuose ir gan dar žymiai aukštesni mokesčiai. Bet jau, o mes atskirai jas rūšiuoti, rinkti, jau nebeturime jėgų ir finansų.